Šventinį vakarą jūs sveikina TV3 žinios, studijoje dirbo aš Rokas Petkevičius. Sveiki, kviečiu naujienų ir ačiū, kad žiūrite. Kovo 11-ąją Lietuva mini švęsdama savo laisvę ir tikėdama Ukrainos pergalę. Atėjome visi dėl mūsų Lietuvos, dėl mylimos tėvynės. O svarbiausia, noriu pasakyti, labai tikiuosi, kad Ukraina laimės. Laisvė patiems mokėti už savo saugumą. Kovo 11-oji istorinė ir visame NATO aljanso būstinėje kyla Švedijos vėliava. Paradoksali situacija, karo grėsmės akivaizdoje kadetų licėjaus Kaune likimas pakibo ant plauko. Turim iššūkių tam tikrų su Kauno miesto savivaldybe. Garbės klausimas, tai paimti ir padaryti. Zelenskis atkerta popiežiui Pranciškui, kurio raginimu iškelti baltą vėliavą jau naudojasi Maskva. Vilniuje vienas po kito įkliuvo du girti vairuotojai, vienam gresia ne tik didžiulė bauda, baudžiamoji byla, bet ir automobilio konfiskacija. Vandens kliūtis, plaukimas su uniforma ir net matematinės užduotis po vandeniu. Klaipėdos baseine varžosi Lietuvos kariškiai. Radybos Vilkaviškio statybvietėje. Pradarėm tavo, ką žiūrim, kad krūva pinigų. Koks darbininkų surastų tūkstančių likimas. Seniausiam Lietuvos ąžuolui paūmėjo ligos. Didesnės problemos prasidėjo prieš keliarius metus, kai nulūžo didžioji ąžuolo šaka. Specialistai suka galvas, kuo gydyti stelmužės senolį. Pakruojo rajone atsivėrė giliai 15 metrų skersmens smegduobė. Vietiniai ją jau ir pakrikštijo. Oskarus susprogdino ne tik Oppenheimeris, bet ir nominacijos vokų prisidengęs Džonas Syra, plojantis šuo ir deimantais nusagstytas Barbės draugas Kenas. Lietuva mini 34-asias nepriklausomybės atkūrimo metines. Seime iškilmingas minėjimas, o Gedimino prospekte eitynės su Lietuvos ir Ukrainos vėliavų juostomis. Švęsdami laisvę lietuviai neslėpė, kad mintimis yra kartu su kovojančiais už savo laisvę ukrainiečiais. Vilniaus Gedimino prospektas nuo Seimo iki katedros vidurdienį pilnas žmonių, o jų rankose dvi milžiniškos vėliavos Lietuvos ir Ukrainos. Štai tokiamis eitynėmis vilniečiai šiandien švenčia kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Lietuviai 34 kartą švenčia laisvę, tačiau ukrainiečiams tebekovojant su Rusijos agresija neapleidžia ir nerimas. Labai džiaugiuosi, kad tokia graži diena šiandien kovo 11.